Dėkojam upninkams. Na, o antrieji mūsų varžytuvių dalyviai iš Suvalkijos. Nors aš drįsčiau suabejoti, ar jie tikri suvalkiečiai, ar tikri dzūkai, nesako, tarsi nuo paribio yra patys. Ir Loreta gali dar jie supykti, jeigu savęs laiko suduviais pavadinti suvalkiečiais, tai jiems gali sakyti jau. Na, iš ties tai yra Lenkijos pasienyje esantis seniūnijos centras. Sakyčiau, Punsko kaimynai. Tai va, jie gali būti ir dzūkai, ir suvalkiečiai ar suduviai. Na, čia jau reikės jų pačių paklausti, tebūnie šitaip. Na, bet kuriuo atveju tai išties gražus kraštas, kalvotas kraštas, net nebūdingas Suvalkijai. Ir per šį kraštą, būtent per Sangrūdą, eina ir tarptautinis dviračių takas. Verta išbandyti, mielieji. Taigi, Sangrūdos kaimo kapela iš Kalvarijos. Tegu patys prisistato. O šitai mielai kapelai vadovauja Angelė Babkauskienė ir jų labai graži mano tėviškė Gintaro kraštas. Prašom. Dėkojam už suteiktą galimybę pabūti visiems kartu, o dabar mes kaip tikri suvalkiečiai važiuodami į svečius nepamiršom paimti lauktuvių. Žinot, ruduo bulviakasis, tai mes patį didžiausią suvalkietišką skilandį. Jums, mielieji, visiems čia esantiems. Loreta, iš tikrųjų, tikri suvalkiečiai. Gintaro krantas, iš žaliųjų laukų dobilai. Jos mąstytas kaip saulė ir šventas, meilė darbui puoš amžinai. Jos mąstytas kaip saulė ir šventas, meilė darbui puoš amžinai. Sodai sodeliai, melsvas dūmas plieninių žirgų, bitvaininkui gėlių iki valiai kruopštumo jėgų. Bitvaininkui gėlių iki valiai kruopštumo jėgų. Triukšmas dirbtuvių ir valkieji sodybų stogai ir džiaugsmingas valio pabaigtuvių, nenutylantis klonios ilgai. Ir džiaugsmingas valio pabaigtuvių, nenutylantis klonios ilgai. Tėviški aukso aruodai, nemundėjo vangelė melsva, ar pavasarį šypsos atduoda, visą širdį mano Lietuva.